Labai dažnai žmogus pradėjęs tinklinės rinkodaros verslą susiduria su tuo, kad labiausiai jo nepalaiko artimieji ir draugai. Ir tai yra labai dažnai pasitaikantis dalykas ir šiandien pateiksiu 5 priežastis, kodėl tai įvyksta. Pirmoji, jie tavęs nepalaiko, nes nelaiko tavęs kaip verslo žmogaus. Jie tave pažįsta iš kitos visai aplinkos ir jiems sunku persiorientuoti į visiškai tavo kitą amplua. Antra, jie patys nesupranta tinklės rinkodaros esmės. Apie šią veiklą sklando daug mitų, daug įvairiausių apipinta ir negatyvių dalykų ir jie patys to nesuvokdami bando ir tave nuo to apsaugoti. Trečia, jie bijo, kad tau nepasiseks. Tai galbūt ne iš blogos valios jie tave nepalaiko, bet norėdami tau gero, bijo, nori tave apsaugoti nuo nesėkmės. Tačiau ši baimė nėra juk faktas. Ketvirtas, jie laukia rezultatų, o ne žodžių. Labai dažnai tu pamatysi, kad kai pas tave ateis pirmieji klientai, pirmas uždarbis, kai pas tave pastebės aplinkiniai tavo augimą, tavo pokyčius ir tavo tie artimieji nepalaikytojai pradės tave palaikyti. Vadinasi, rezultatai yra daug iškalbingesni už žodžius. Na ir 5, sėkmės kelias visada prasideda nuo tavęs. Tau nereikia nieko jiems per prievartą įtikinėti, nereikia nieko jiems įrodinėti, kad nesusipyktum, neatgrasytum nuo savęs. Ir svarbiausias dalykas, ką moko ir ką įrodo tinklinis marketingas, tai, kad tau pasisektų, tau nėra būtinas jų palaikymas.